Grįžtant prie klausimo dėl drakono dantų įrengimo, vykstančio isterijos ir desperatiško mūsų vyriausybės pasiruošimo karui su Rusija fone. Po mūsų ankstesnio tyrimo apie ryšius tarp Krašto apsaugos ministerijos inžinerinių projektų vadovo Žilvino Mikelionio ir konkurso laimėjusios įmonės UAB Taiklų direktoriaus Martyno Kniželio buvo uždarytas asmeninis socialinio tinklo puslapis. Toks atsakas į ankstesnę medžiagą kelia tam tikrų klausimų, kuriuos verta panagrinėti išsamiau. Analizuojant oficialius šaltinius apie pačią pirkimo procedūrą, buvo rasta oficiali dokumentacija apie vykdomą pirkimą. Išanalizavus šios duomenis, buvo atlikti skaičiavimai dėl realių medžiagų sąnaudų. Pagal vidutinės kainas Lietuvoje konkurso laikotarpiu vieno tetraedro kaina apie 193 eurus. Lyginant su panašių konstrukcijų kainomis rytų ir šiaurės Europoje, galima pastebėti, kad Ukrainoje vieno drakono danties kaina svyruoja nuo 1600 iki 2200 gryvinų, apie 40–55 eurus. Lietuvoje, įskaitant transportavimą ir kitus veiksnius, kaina gali būti didesnė, tačiau skirtumas tarp realių išlaidų ir skiriamos sumos išlieka reikšmingas. Visos partijos 3024 vientai, kaina 193 kart 3204 įsireiškia 625 200 eurų. Pridedame 20% darbo užmokesčiui į išlaidos 625 200 kart 1,2 lygu 750 240 eurų. Faktinė konkurso suma 1,885 580,51 eurų. Skirtumas 1,885 580,51 minus 750 240 palygu 1,135 304,51 eurų. Tai reiškia, kad daugiau nei 1 milijonas eurų tiesiog dingsta iš medžiagų ir gamybos skaičiavimų. Atsižvelgiant į oficialius duomenis ir viešus šaltinius, tai atrodo kaip akivaizdus neatitikimas ir kelia rimtų klausimų dėl biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą. Realybėje vėl matome pažįstamą vaizdą. Iš pradžių dirbtinai išpūsta pirkimo kaina, konkurso laimėtojas ir organizatorius geri draugai, didžioji dalis pinigų lieka už kadro. O paprasti piliečiai moka mokesčius ir baiminasi dėl savo saugumo.